Knygos per 5 TV – tai erdvė, kurioje susitinka rašantieji knygas, kuriantieji skaitimo puoselėjimo tradicijas bei prijaučiantieji kokybiškai literatūrai. Tai vieta, kur žmonės dalijasi patirtimi, įspūdžiais ir rekomendacijomis apie perskaitytus bei atrastus kūrinius. Laidoje jūs laukia ne tik pokalbiai apie knygas bei reportažai iš svarbiausių literatūrinių renginių. Knygos per 5 TV – tai tavo gerų knygų gidas. Miela Erika, skaitydama jūsų knygą tiesiog ją išjauti, išgyveni, o kai užverti paskutinį puslapį, tarsi suvoki, kad klausimų kaip ir nebelieka, nes viskas skausmingai aišku. Kokius klausimus pati rašydama savo kėlėte ir ar pavyko atsakymus surasti? Pati rašydama kaip ir negalvojau apie tos klausimus, kuriuos aš noriu išspręsti, nes knyga gimė labai spontaniškai. Mano pirmoji knyga Vienos krūties istorija buvo parašyta prieš 10 metų. Tai yra mano ligos istorija ir kaip man pavyko įveikti ligą. Ir kadangi aš tuo metu buvau pakankamai jauna, tai buvo įdomi istorija to, kad jauna moteris balansuojanti ant gyvybės ir mirties ribos. Ir tiesiog mes norėjome perleisti antrąją knygą, nes labai daug moterų klausinėjo, kur galime ją gauti. Ir susitarimas su leidykla buvo, kad aš papildysiu naujų savo gyvenimo etapų, tai yra gyvenimų Prancūzijoje. Ir netyčia vietoj 40 puslapių įvyko grafomanijos priepuolis ir virto nauja knyga. Tokių specialių klausimų aš nekėliau, bet rašydama aš pati supratau, kad aš analizuoju kažkiek save ir tą, kiek žmogus stabdo baimę. Ir suprantu, kad tą akimirką, kai aš atsisakiau baimės, mano gyvenimas iš tiesų virto tarsi kinas, kai aš leidausi tekėti kartu su visokiais įvykiais, kurie man nukrenta iš dangaus ir aš leidausi visom patirtim, buvau atvira. Mano gyvenimas pasikeitė ir aš manau, kad tai vienas iš klausimų, kuriuos kiekvienas turime savo atsakyti, nes baimė yra pagrindinis dalykas, kurį žmogus stabdo. Tik pasirodžius jūsų knyga iš karto šovė į perkamiausiųjų aukštumas. Kur tas sėkmės siūlas? Aš manau, kad vienas galbūt momentas yra tai, kad knyga yra atvira autobiografinė, o mes visi labai mėgstame apkalbas. Tai be abejo, tai yra savotiškai visiems smalsu paskaityti tikro žmogaus gyvenimą. Tai vienas iš sėkmės receptų, manau. O kitas, aš manau, kad tai labai aktuali tema moteriai balansuojančiai ties 4 dešimtmečio riba, nes tu peržengi tarsi į tą pasaulį, kai tu vis dar jauna moteris, bet kaip ir jautiesi jau tokia, kaip aš juokais sakau, senukam šioje žemėje vietos nėra, nes iš tiesų jaunystės kultas vyrauja ir ta 40-metė moteris dažnai pati save nurašo. Ir tarkim, gyvendama Prancūzijoje, aš pastebėjau, kad yra atvirkščiai. Moteris labai ilgą laiką ji išlieka moterim, net 80-ties ji yra moteris, kuri tuo džiaugiasi. O Lietuvoje tai labiau tu susitapatini po 40 su kažkokia rolė. Gera mama, mokytoja, senelė būsima ar dar kažkas. Ir aš manau, kad daugelis moterų atpažino save ir galbūt rado kažkokius atsakymus savo. Atidžiai skaitantieji knygą pastebės frazę "mėgstu slėptis ir slėpti". Kokios aplinkybės privertė išsipasakoti viešai? Tikrai ne todėl, kad labai norėjau pasipasakoti savo gyvenimą. Ilgai svarsčiau galbūt rašyti tai kaip fiktyvų romaną. Tačiau pasikalbėjus su savo draugėm ir su kai kuriais šeimos nariais ir su moterim, kurios yra išgyvenusios ligą, aš pagalvojau, kad tiesiog papasakot, kaip nuostabiai sekasi moteriai, kuri išgyvena krūties vėžį, neturi vienos krūties, bus savotiškas falšas. Aš norėjau parodyti būtent atsiverdama ir papasakodama tikrą istoriją, kad ar tu su krūtimi, ar tu su celiulitu, jeigu tu myli save, gyvenimas tave taip pat apdovanos. Tai vėlgi tas baimės, nebijojimo klausimas, išdrįsti būti savimi, mylėti save tokią, kokia tu esi, +5 kg, -5 kg, 3 žili plaukai, tai yra nesvarbu. Tu esi moteris, kuri myli save ir ji yra verta meilės. Tai galbūt dėl to aš ir pasirinkau tą autobiografinį žanrą, nes kitaip tai būtų dar vienas meilės romanas, toks net gal saldus, kurio aš net pati norėčiau perskaityti, jeigu žinočiau, kad tai yra fiktyvus. Kai tu skaitai, jog tai yra tikrais įvykiais paremta istorija, jinai tampa daug tikroviškesnė ir daug labiau atliepia į visų širdis, manau. Knygas vadinate dienoraščiais, ne romanais, tačiau jie pateikiami tarsi atgalinė data. Kiek laiko prireikė susintetinti savo patirtis ir atsiverti skaitytojams? Pačią knygą tai parašiau antrąją Moteris, Katė ir jaunas mėnulis per keletą mėnesių, nes tiesiog labai lengvai rašėsi, atrodė, rašydavau galerijoje pas tave, kur ir dirbu.
ir vakarais namuose. Tačiau aš jau buvau pasirašius keletą tokių apybraižų. Tai man tiesiog reikėjo su jomis dirbti ir kadangi pirmoji knyga yra dienoraštis, aš norėjau tęsti tą pačią ritmiką ir antrosios knygos, kad tai yra tarsi dienoraštis. Ir kadangi yra daug įvykių, aš pasirinkau tą tokį linijinį pasakojimą, kada tu skaitai ir tarsi matai kino filmą. Viena diena, antra ir visi įvykiai rutuliojasi. Erika, noriu paklausti, kodėl pasaulis yra taip surėdytas, kad, žmogus yra apdovanojamas, kabutėse milžiniškų sukrėtimų, kad jam matytų toks paprastas, atrodo, kasdienis suvokimas. Atrask laiko tai pasakėlės valandai prieš miegą su vaiku. Aš manau, kad žmogus iš prigimties yra labai tingus ir kai viskas gerai gyvenime sekasi, jis tiesiog užmiega ant tų laurų ir viskas atrodo, kad taip ir turėtų būti ir mes nesusimastome, kad rytojus iš esmės nėra. Jis yra tik šiandieną ir šiandien reikia skaityti tą pasaką, nes rytoj galbūt vaikas nenorės jos klausyti, tau net nereikia didelio sukrėtimo. Tiesiog galbūt rytoj tą pasaką vaikui. Ir manau, kad tas suvokimas čia ir dabar ateina tik gavus kažkokį išgyvenimą stiprų. Labai linkėčiau, kad ateitų jisai visiems sąmoningai, be išgyvenimo. Knyga yra dvipusė. Ar yra skirtumas, iš kurios pusės ją pradėti skaityti? Tai buvo sąmoningas sprendimas mano ir leidyklos kartu aptartas, kad labai dažnai moteris vengia skaityti vienos krūties istoriją, nes aš nenoriu skaityti apie vėžį, aš nenoriu nieko žinoti, aš bijau net neva užsikrėsti. Bet kadangi, tarkim, buvo moterų, kurios ieško tos knygos, mes nenorėjome parduoti tik tai vienos krūties istorijos, be laimingojo to tęsinio, mes norėjome įkvėpti jom viltį, tai mes palikome tą būtent dvigubą pusę, kad tu pradedi skaityti nuo tos, kokia tau nuotaika yra dabar. Tavo pasirinkimo teisė, nuo ko pradėti ir aš sulaukiu dar tokių atgarsių, kad aš neskaitysiu tos knygos, nes yra apie vėžį. Tiek pirma, tiek antra. Ji tikrai nėra apie vėžį, tai yra apie moterį. Ir tiesiog palikta pasirinkimo teisė. Knygą gali perskaityti tik tie, kurie moka lietuvių kalbą, supranta lietuviškai, draugai prancūzai tarsi lieka nuskriausti. Ar neketinate ir jiems suteikti tos unikalios progos paskaityti? Aš sulaukiu labai daug prašymų, kad knyga būtų išversta į prancūzų kalbą. Ir aš manau, kad galbūt, kadangi veiksmas labai vyksta, daug veiksmo Prancūzijoje, manau, kad tai tikrai būtų įdomi istorija. Turėtų teisę tokią būti. Turėtų teisę būti ir mano kokiam mylimam prancūziškam knygyne, tačiau kol kas aš bijau net pagalvoti apie tai, bet yra tokių minčių. Sakoma, kad jeigu parašy vieną, antrą knygą, tai trečią anksčiau ar vėliau vis tik parašysi ir išleisi. Kokius brandinate kūrybinius sumanymus? Šiuo metu kankinuosi prie rankraščio apie prancūzų gyvenimo būdą. Darbinis knygos pavadinimas yra Prancūzija mano meilė. Jis yra mano internetinio dienoraščio Aš myliu Prancūziją pagrindu. Tikimės, kad rudenį knyga išvys vis dėlto dienos šviesą. Tačiau aš kol kas nesu patenkinta tuo rezultatu, nes aš labai myliu tą Prancūziją ir man atrodo, kad aš vis dar neatspindėjau tos savo meilės toje knygoje. Neatidavėt visko. Neatidaviau visko, dėl ko esu nepatenkinta ir dar nenoriu, kad jinai išvystų dienos šviesą šiai dienai. Bet tikiuosi, kad rudenį jau tikrai pasiseks. Bet tai ne grožinis kūrinys bus. Tai bus toksai labiau apybraižos apie prancūzus, prancūzų gyvenimo būdą. Bus kažkokia kaip apybraiža apie istorinius dalykus, apie socialinius reiškinius. Tada kokia nors tikra istorija iliustruojanti būtent, tarkim, kaip prancūzai žiūri neištikimybę. Ir istorija įdomi, smagi, tikra istorija su tikru receptu pabaigoje. Tai turėtų būti tokia smagi knyga, kuri tau kaip ir bus naudinga, ypač keliaujantiem po Prancūziją, tu labiau pažinsi tą šalį, o jeigu tu esi tiesiog kulinaras, tu galėsi savo pasigaminti, perskaitęs kokį nors smagų receptą ir smagią istoriją, galėsi gamintis kokį Vanesos pomidorų pyragą, kuris iliustruoja skyrių apie neištikimybę, tarkim. Ir visi tiek receptai, tiek tas žmogus iš tiesų yra tikras. Ačiū, Erika, už pokalbį. Ačiū Jums.